Starting. All attendees are in listen-only mode. Labą dieną. Pradedame mūsų webinarą apie pavadinimų produktų kūrimo automatizavimas. Tai visų pirma, norim pasitikrinti, ar visi girdi, ar kai aš kalbu. Tai reikėtų, jeigu pabandysite surasti, tai reikia pakelti ranką. Tai principe būtų toks, kaip rankos ženkliukas. Spauskite, aš pažiūrėsiu, pamatysiu. Jeigu kažkas nematote, tai arba parašykite, arba, principe jo, parašykite. Taip. Kaip suprantu, ne visi girdi, taip? Jeigu kas nors negirdite, tai parašykite, tiesiog tekstinę žinutę pažiūrėsime. Taip. Taip, kaip suprantu, jeigu nieks nerašta, tai visi girdite gerai, tada galime pradėti mūsų šios dienos webinarą. Tai šiandieną mes pakalbėsime apie produktų kūrimo automatizavimą, būtent naudojantis Autodesk produktais. Ir pagrinde, reiškia, koncentruojantis aplink Autodesk Product Design Suite, kurio kaip kertinis produktas yra Inventor ir šalia esantis produktai kaip ir jį papildo. Tai visų pirma, supažindinsim su programa pačia Inventor, labai trumpai, turbūt dauguma jau žino, ką jinai daro, bet jeigu kažkas nežino, tai bus toks trumpas labai supažindinimas, kad tai yra 3D modeliavimo programa, kurios galimybės yra labai didelės ir iš principo galima projektuoti nuo metalinių gaminių, lakštinių gaminių iki baldų medinių, iki stiklo gaminių, iki plastikinius gaminius. Tai iš esmės projektavimo kaip ir ribų nėra, reiškia, gaminius galime projektuoti įvairius. Tik tai visą laiką reikia prisivesti truputėlį prie savo poreikių. Tai trumpai reiškia, jeigu mes gaminam lakštinius gaminius, tai yra įvairūs lankstiniai, tai mes galime naudoti sheet metal funkcijas, kurios yra pritaiktos, automatizuotos ir galime kuo puikiausiai, reiškia, greitai kurti įvairius gaminius iš lakštų. Viskas kūrima 3D aplinkoje ir po to generuojami automatinės išklotinės brėžiniai. Jeigu yra naudojamas virinimas, taip pat yra galimybės dėtis virinamąsias siūles tiek 3D modeliuose, tiek brėžiniuose, priklausomai nuo poreikio. Galima paskaičiuoti jų stiprumą, galima paskaičiuoti svorį, parinkti virinimo siūlių medžiagas ir taip toliau. Taip, reiškia, jeigu yra vamzdynų projektavimas, tai taip pat yra sukurti specialūs modeliai, būtent automatinis vamzdynų tiesimas. Jeigu naudojame kažkokius paviršius, tai įvairių formų, neinžinerinių formų gaminiai, tai galime naudoti paviršius projektavimo funkcijas. Visus 3D modelius sukurtus vėliau darome jų dokumentaciją. Tai yra sukurta interaktyvi aplinka, kurioje iš 3D modelio gaunamas 2D modelis ir tada, reiškia, jeigu mes pakeičiame 3D modelį, darbo brėžiniai keičiasi automatiškai.
kadangi tai yra Autodesko produktas, Autodeskas kaip ir prasidėjo nuo AutoCAD'o, tai būtent Inventorius ir AutoCAD'as turi kaip ir patį geriausią ryšį tarpusavį, taip vadinama True Connect. Tai iš esmės galima kurti darbo brėžinius iš karto į DVG aplinką. Skeletinis modeliavimas, tai reiškia, čia yra priskiriama parametrinio modeliavimo įrankiai, reiškia, mes sukūrėme vieną modelį, priskiriame tam tikrus parametrus, priskiriame, kas gali keisti ir keisdami tam tikrus matmenis galime automatiškai keisti 3D modelį ir to pasekoje pačius brėžinius. Multibody aplinka, tai čia iš esmės yra darbas detalės aplinkoje, reiškia, kuriant atskirus kietus kūnus. Toliau eina, kuriant modelius, galima juos kurti tiesiog paprastus, sukuriant 3D detalės. Jeigu yra poreikis, galime jas automatizuoti, kurti tas iPart, iAssembly, tai intelektualios detalės, intelektualūs surinkimai. Kas tai yra? Tai kad galime sukurti daug konfiguracijų vieno gaminio. Ar ten, jeigu tai būtų detalė, tai gali būti ar daugiau skylių, ar kažkoks išėma vienoje surinkime yra, kitam nėra. Ir taip toliau. Toliau yra automatiniai Design Accelerator įrankiai, kurie, reiškia, gali jums padėti greitai kurti krumplinės pavaras, jų priedus, velenus, sujungimus, uždėti automatiškai tvirtinimo elementus, stabdžius ir kitas dalis. Vėliau yra iLogic, ši funkcija dar nėra plačiai naudojama, bet iš esmės tai yra dar pažangesnis už iPart, iAssembly elementų kūrimą įrankis, toks kaip mini programavimas, toks paprastesnis negu jau rimtas programavimas. Ir čia galime labai lengvai pasidaryti automatinius savo projektų įvairių konfiguracijų gaminius. Taip pat galima kurti planavimus, reiškia, išdėstome savo elementus ir galime labai greitai kurti tiesiog 2D aplinkoje suplanuotus kažkokius planus. Tooling, tai čia iš esmės plastikinių detalių kūrimas, tai sukūrime plastikinę detalę, galime naudėdami papildomus įrankius, taip pat patikrinti jos užliejamumą, ar neatsiranda tarpų, laiką, kuris užtrunka užpildyti gaminius ir kiti dalykai. Po to iš to galime kaip ir susikurti liejimo pačią formą. Tai trumpai apie patį produktą kaip Inventor tiek. Dabar judėsime į priekį. Tai eisime nuo pačio, kaip ir Autodesko žinutės. Pati pradžia bus, kad Autodeskas yra sukūręs labai didelį programų paketą, skirtą būtent produktų kūrimui, to kūrimo automatizavimui, greitinimui. Iš esmės tikslas yra, kad sukurti skaitmeninį prototipą, jį sukurti kuo greičiau ir kuo mažiau kaštų patirti. Tai jeigu mes naudotume, tarkim, kuriame realų prototipą, tai reikia sukurti vieną, tada keičiant kažkokius duomenis reikia kurti antrą ir tas kainuoja daug laiko, daug finansų, o būtent naudojant Autodesko sukurtą Product Design Suite paketų rinkinį, galime tiesiog kompiuterio ekrane susikurti, kiek mes įsivaizduojame, kiek tuo momentu matome galimų gaminio variacijų, suprojektuoti 3D modelius, tada pasitikrinti jų kažkokį stiprumą, vizualizacijas kurti.
Tai trumpai, jeigu pasižiūrėt, tai skaitmeninio prototipo kūrimas naudojant Autodesk Product Design Suite galėtų atrodyti kažkaip taip. Iš esmės viskas prasideda nuo koncepto. Kūrime patį konceptą, tada sukūrę konceptą kūrime 3D modelį. Sukūrę 3D modelį galime skaičiuoti, simulacijas atlikinėti, struminės analizės ir kitus duomenis. Sukūrę kažkokius jau savo po 3D modelio sukūrimo ir simulacijų atlikimo atlaikančius parametrus gaminius, galime toliau juos vizualizuoti, tai priskirti tam tikras spalvas. Tam naudojamas Showcase pagrindė, nes tai yra greičiausias įrankis tą atlikti. Na ir visi kiti elementai. Tai šiandien trumpai mes žiūrėsime realų pavyzdį, kaip viena įmonė yra integravusi Product Design Suite paketą į savo produkto kūrimą. Tai čia yra įmonė Vimec, uždaroji akcinė bendrovė Vimec, įsikūrusi Švedijoje. Jų kaip ir sritis, kurie dirba, tai yra maži, kaip sakyti, tokie mažai renginiai miško pramonė. Tai iš esmės, matote paveiksliuką, tai yra toks kaip ir priekaba ir prie jos kaip ir toks mažas traktoriukas. Tai jie yra įsikūrę Švedijoje, turi klientus kaip ir visam pasaulyje, dirba 19 darbuotojų ir metinės pajamos yra apie 20 milijonų litų. Tai ši maža kompanija yra sukūrus kaip ir konkurencingą produktą, būtent naudodama Product Design Suite paketo galimybėmis. Tai iš esmės vienas žmogus gali pasikrauti būtent miške, būdamas įvairių rąstų ir parsigabenti juos į reikiamą vietą. Čia toks trumpas video. Tai būtent jų produktas yra tiek pats keturatis, tiek ir priekaba. Viskas yra sukurta naudojant Product Design Suite, taip pat konceptas sukurtas ir 3D modeliai sukurti naudojant Inventor programą. Tai labiau aišku skirta toks individualiam naudojimui, bet būtent turėdami šį paketą jie galėjo sukurti šį produktą ir ištestuoti pirminius variantus be realaus gaminio kūrimo. Tai jeigu pasižiūrėsim, kaip tas vyko, tai iš esmės buvo kūrimos kelios sekos. Tai pirmas etapas buvo koncepto sukūrimas. Toliau sukūrus konceptą buvo kūrimas 3D modelis. Sukūrus 3D modelius, tada buvo tikrinama simulacijų pagalba elementų stiprumas. Na ir pasiekus, sukūrus tam tikrą modifikaciją, buvo sukūrima dokumentacija ir paskutinis etapas prieš kuriant gaminį, naudojant vizualizavimo įrankius, tai tiek patį Inventor, tiek Showcase, tiek buvo sukurta būtent įvairių spalvų, įvairių gamų gaminys ir pritaikytas kompiuterio ekrane buvo parinktos pačios tinkamiausios spalvos. Taip. Jeigu pasižiūrėsim per visus etapus, ką mes dabar darysim, tai pabandysim trumpai peržvelgti visus etapus: konceptą, inžinerinį, simulaciją, dokumentaciją, vizualizaciją. Tai pats koncepto kūrimas, tai yra, jeigu pasižiūrėsim šią schemą, tai susideda iš šių dalių. Tai
diagramų, kinematinio judėjimo schemos, detalių matmenų, reiškia, nustatymai, kaip pats produktas atrodys ir kitos dalys. Koncepto kūrimą galima labai paprastai atlikti, būtent naudojant vieną iš Autodesk produktų, vadinamą Force Effect arba Force Effect Motion. Tai čia yra kaip ir appsai vadinami, bet kas gali juos parsisiųsti internete, tiek į savo mobilų telefoną, tiek į tabletą. Jeigu pasižiūrėsim, tarkim, ką jisai daro, tai trumpai, jeigu mes galime tiesiog sukurti kinematinės schemas, užduoti jungtis. Turime, reiškia, konceptą ir schematizuojam. Čia yra viskas atliekama būtent tiesiog su iPadu, manau, šitą vietą. Esmė ta, kad labai paprastai ir greitai galime susikurti gaminę kinematinės schemas, užduoti jungtis, kokios tai yra jungtis, uždėti apkrovas. Ką tas duoda, kad pačio gaminio kūrimo pačioje pradžioje, prieš kuriant patį 3D modelį, mes jau galime tiesiog eskizavimo stadijoje parinkti tinkamus matmenis. Ir tą padaryti labai greitai ir neužima daug laiko. Čia, kaip matom, uždedamas cilindras, tiesiog kažkoks hidraulinis cilindras, būtent judėjimui. Taip labai paprastai ir greitai galime susikurti schemą. O po to jau tikrinsime jos kaip ir stipruminės galimybės uždėjus apkrovas, pasiekiamumo, tai kokias trajektorijas pasiekia programa ir kita. Tai čia tų video yra kaip ir daug, tai trumpai, jeigu pasižiūrėt, sukuria schemą, paimsime gal iškart 4. Sukūrus modeliuką, galime tiesiog patikrinti jo judėjimą. Ta pati kinematinė schema gaunasi labai paprastai ir greitai padaroma. Tai visas tas yra atliekama su Force Effect Motion. Kita yra taip pat programėlė, tas appsas vadinamas, kurį galime parsisiųsti, tai Force Effect. Tai šioje programėlėje modelį sukurtą su Force Effect Motion mes kaip jį ir perkeliame į Force Effect ir ten galime papildomai uždėti apkrovas. Ar tai būtų kažkoks apkrova, ar tai būtų lenkimas, sukimas. Susidėliojam
ir po to galime labai greitai paskaičiuoti kiekvienos įražos stipruminės savybės. Tai visą tą galime daryti tiek savo telefone, tiek planšetėse. Paprastas ir greitas įrankis. Pasimodifikuojam pačią schemą ir perskaičiuojam. Tai pats pirmas etapas, tai toks kaip ir eskizavimas gaunasi. Kitas elementas, su kuriuo galima daryti eskizavimus, bet jau be jokių įražų, be jokių paskaičiavimų, tai yra sketchbookas, jame tiesiog kompiuterio ekrane eskizuojame tą patį, ką darome ant lapo, pavyzdžiui, susipaišydami pirminę schemą. Antra dalis, reiškia inžinerija, tai čia jau būtent susidarime su kitais uždaviniais, tai jau pačio 3D modelio sukūrimas. Kuriant 3D modelį ir sprendžiami kiti uždaviniai, tai įvairios jungtis, tiek kokie bus panaudojami stilius, koks bus medžiagų panaudojimas, kokie bus naudojami mechanizmai, perkami gaminiai, kokie bus parenkimi ir taip toliau. Tai iš esmės šitoje stadijoje jau sukūrėme patį 3D modelį. Tai pačiu Inventor automatizuotais įrankiais galime automatizuoti ne vieną iš reikalingų atlikti veiksmų. Tai vienas iš jų yra Design Accelerator, kuriame galime principe parinkti, suprojektuoti greičių, reiškia reduktorių arba greičių pavarą, stabdžius uždėti, diržinės apkrovas uždėti ir paskaičiuoti stiprumą ir sukurti kažkokias ataskaitas. Jeigu pasižiūrėt, tarkim, trumpai, kaip tas atrodo. Tiesiog išsirenkame norimi diržai, ten yra pačioje programoje didelė jų biblioteka, jeigu jų nebūtų, visą laiką galima dasikurti savų ir tiesiog parenkat vietas, kur jie turėtų būti tvirtinami, galime uždėti tiek pačius diržus, tiek skrėmulius, ant kurių jie tvirtinasi, tiek po to sukurti jungtis jiems sutvirtinti, tai įdėti kaiščius ar kitus elementus. Čia galime uždėti tiek įvesties parametrus, reiškia, kokias yra sukimo momentas, kokia yra jėga ir principe mums paskaičiuoja reikiamą diržo stiprumą ir parenka jį kaip ir automatiškai. Matom, automatiškai sukurti skrėmuliai, uždėtas diržas. Tokiu būdu galime greitai kurti savo 3D modelį. Jeigu padarome kažkokius pakeitimus, ar pastumėme detalės, ar jas kažkaip dar kažką padarom, tai būtent automatiškai sukurti tokie elementai, jie automatiškai atsinaujina, reiškia, perstato savo vietą į reikiamą.
uždedamas pleištinis čia sujungimas. Viskas galima atlikti interaktyviai, tiesiog darbiniam lauke galime rodyklės judinant ar tempinti vieną ar kitą pusę, keisti pačius elementų dydžius. Kitas variantas, galime viską įsivesti ranką tiksliai. Toliau yra kitas pratimas, reiškia, stabdžiaus generavimas, tai jis labai panašus, tai aš jį praleisiu ir trečiasis yra kaip ir pačios krumplinės pavaros kūrimas. Tai krumpliniai pavaroj, tai iš esmės kūrimas velenas, ant veleno dedami krumpliai ir daromas sujungimas. Visus šios veiksmus galime padaryti ir paprastai, tiesiog rankiniu būdu išsibraižant, tačiau programos suteikiančios programos galimybės leidžia mums tą padaryti automatiškai, tiesiog parenkant tam tikras dalis, tiesiog greitai ir paprastai kuriami elementai. Viskas vyksta interaktyviai. Galime tiek tiesiog ekrane, patraukdami rodyklėlės, keisti elementų dydžius, tiek įvesdami tikslius parametrus atsidariusiame lange. Toliau galima paskaičiuoti tiek apkrovas, kokios bus, ir tų apkrovų pagal apkrovas galima automatiškai ir pakeisti veleno dydį tiek kitų elementų. Taip, dabar matau, čia yra klausimų keletas. Tai gal prie klausimų pabandysime webinaro pabaigoje prieiti. Tik tai toks vienas dalykas, kad matau, yra vienas žmogus, kuris negirdi. Ar yra galbūt daugiau, kurie dar vis negirdi? Jeigu yra daugiau, arba dar vis yra negirdinčių, parašykite. Taip, judam toliau. Komponentų kūrimas. Tai iš esmės, naudodami šį paketą galime kurti tiek įvairias detalės, tiek metalinės, kaip minėjau, stiklinės, plastikinės ir kitas. Šioje vietoje, tarkim, parinksime plastikinę detalę. Ją suprojektavimus galima, panaudojant papildomus įrankius, patikrinti, kaip minėjau, jos užliejamumą, ar neatsiranda tarpelių ir kitus dalykus. Tai sukūrus plastikinę detalę, tiesiog pasinaudojant papildomais įrankiais. Čia yra Simulation DFM vadinamas. Galime labai lengvai pasitikrinti, per kiek laiko užsipildo tokios detalės, ar neatsiranda tarpų.
Na ir tas silpnasias vietas parodo. Taip. Taip, judėsim toliau. Konfigūracijos ir automatizavimas. Tai prie šito klausimo mes praleisim truputėlį daugiau laiko, kaip pabaigsime šią trumpą prezentaciją apie kaip būtent produktas yra kūrimas naudojant Product Design Suite paketu. Tai iš esmės galima sukurti įvairias gaminio konfigūracijas, tiek keičiant jų dydį, tiek keičiant pozicijas. Ir tą galime atlikti tiesiog naudodami Autodesk Inventor programą. Tas padeda tiesiog automatizuoti mūsų darbą, jį atlikti greičiau ir paprasčiau. Čia į pagalbą bus pasitelkama iLogic funkcijos ir būtent šiuo atveju parodoma, kaip mums yra šiuo atveju svarbu tiesiog judėjimo trajektorija šio keltuvo. Tai būtent pasitelkiant iLogic funkcijų galimybės bus sukuriamas toks mini konfiguratorius, kurio pagalba mes tiesiog labai lengvai ir greitai galėsime keisti pačio keltuvo vietas, pozicionavimą. Na, čia yra nustatymai, tokie pagrindiniai dalykai. Principė parinkimas, kam užduodame. Tai pasižiūrėti galima. Tai trumpai, kiek vienas elementas gali judėti, kiek antras elementas gali judėti, kiek trečias ir taip toliau. Tai būtent naudodami iLogic funkcionalumą galime susikurti tiek kaip šiuo atveju judėjimo pakeitimus, tiek galima susikurti modifikacijų pakeitimus, įvesties parametrų kažkokius pakeitimus, kitus duomenis. Tai tikrai stiprus įrankis ir labai rekomenduotinas naudoti. Bet vėlgi reikia atsižvelgti į tai, kad jeigu naudojam tokius kaip iLogic, iPart, iAssembly, visą laiką reikia žinot, kad kaip mes kuriam gaminio kažkokį tai prototipą arba jau gaminamą gaminį, tai iš esmės jau mes, jeigu norim jį sukurti panaudojimą, tai jau būtų gerai žinot pačioj pradžioj, kas keisis, ką mes norėsime būtent keisti ateityje, kad paruošti tą būtent modelį taip, kad kai ateis pakeitimam laikas, kad tą būtų lengva padaryti. Nes kitu atveju gali būti sudėtinga padaryti, redaguoti esamus modelius, jei bus kažkoks sudėtingas pakeitimas. Tai kaip matom, labai paprastai ir greitai buvo sukurtas konfiguratorius ir tokiu būdu galima labai paprastai parodyti tiesiog, kaip tas įrenginys veikia. Čia šitą dabar praleidžiame trumpai. Dokumentacija ir vizualizacija. Tai jeigu dokumentacija ir vizualizacija, tai pirmas dalykas, kas yra naudojama dokumentacija, tai pati Inventor programa, joje esančios galimybės sukurti išskleistinius vaizdus, po to jos galima animuoti, taip pat brėžinių sudarimas, tai iš esmės specifikacija, pats išrašymas, sukūrėma automatiniu būdu. Jeigu padarėme kažkokie pakeitimai, viskas atsinaujina duomenis, taip palengvina mūsų darbą. Kita dokumentacijos galimybė yra papildoma
Autodesko produktas papildomas Inventor Publisher. Tai iš esmės tai yra dokumentacija 3D aplinkoje. Jeigu mes visą dokumentaciją dabar darom 2D aplinkoje, tai reiškia surinkimo brėžinys, kažkokia tai specifikacija, išrašymai, kažkokie prierašai, ką reikia padaryti, tai naudojant Publisher programą viską galime padaryti 3D aplinkoje, kaip ir sukūriamas toks mini filmas. Pasižiūrėti, kas tai per galimybės daugiau, taip pat galima parsisiųsti į savo telefonus ar planšetės tą vadinamą programėlę appsą, tai jeigu pasiieškotumėte Inventor Publisher application, jeigu taip tiksliai pasakyt, sekundėlę pažiūriu. Publisher Viewer vadinasi programėlė, tai iš esmės su Publisher Viewer mes galime peržiūrėti visą dokumentaciją, kuri yra sukuriama su Autodesk Inventor Publisher programa. Toliau sekantis yra dalykas vizualizacijos. Tai vizualizacijos galima kurti tiek pačių inventorium, tiek naudojant Showcase, tiek naudojant 3D Max. Tai pats paprasčiausias būdas, tai naudojama Showcase, tiesiog uždedama tam tikri atspalviai, spalvos pakeičiamos. Kitas variantas gali būti, kad darome vizualizacijas būtent pačiam inventoriui, bet tas yra truputėlį sudėtingiau. Ir trečiasis variantas, jau kai mums reikia labai kokybiškų vaizdų arba animacijų, tai naudojame 3D Max. Su Showcase taip pat ką galime padaryti, tai mūsų, reiškia, jeigu sukuriame modelį, kuriame yra kažkoks judėjimas, tai mes tos judėjimo elementus galime perkelti į Showcase programą ir sukurti vizualizaciją su jais. Tai šiuo atveju būtų pavyzdys, kaip yra sugriebiama. Tai iš esmės pasižiūrėti yra tas pats kaip Drive Constraint, jeigu šią funkciją žinot, tai tiesiog yra mini animacija vienam ryšiui. Tai mes tokį ryšį galime tiesiog labai paprastai perkelti į programą Showcase ir atlikti animaciją su judesiu. Parenkama norimas ryšio perkelimas. Įsikelia elementas į Showcase programą. Ir čia jau būna paruošta nemažas paketas tiesiog kažkokių bendrų vaizdų, atspalvių, apšvietimų, kurios paprastai galime tiesiog priskirti šiam modeliui ir kurti greitai ir paprastai kažkokius paveiksliukus. Arba kaip šiuo atveju mini animacijai. Čia, kaip minėjau, papildomi vizualizavimo įrankiai parodyti. Toliau, ką galime padaryti simuliacijas, tai simuliaciją galime atlikti įvairiem elementam, tiek mechaninė simuliacija, tiek dinaminio judėjimo simuliacija, tiek CFD, priklausomai nuo turimo programų. Tokias simuliacijas galime ir atlikti. Su pačiu inventoriumi galime atlikti, jeigu turime professional versiją, tai galime atlikti stipruminę analizę daiktinių elementų. Galime atlikti dinaminės simuliacijas, judėjimą. Na, jeigu reikia daugiau tokių kaip skysčių, CFD ar
papildomų, tai yra papildomos programos, Autodesk Simulation vadinasi. Taip pat yra rėminių konstrukcijų analizė, tai būtent iš įvairių vamzdžių automatizuoti įrankiai, tai irgi priskiriama baigtinių elementų analizai pačiam inventoriui. Verta paminėti tai, kad su pačiu inventoriumi atliekamos simulacijos, jei turime professional versiją, jos būtent dirba tik tai tos linear stress aplinkoje, iškis virš tos ribos, jeigu mes norim paskaičiuoti non-linear stress, tai mums reikėtų jau papildomo paketo Autodesk Simulation, kuris tą gali atlikti. Tačiau paprastiem, kaip sakyti, inžineriniam poreikiam praktiškai beveik visada pilnai užtenka to paprastų baigtinių elementų skaičiavimų, labai retai kada reikia papildomų. Na, čia ką galime paskaičiuoti, tokias galimybės. Tai esmė tokia, kad būtent naudojant Autodesk Product Design Suite paketą galime sukurti produktą nuo pačio eskizo kūrimo, pačio koncepto kūrimo iki iš esmės patikrinto prototipo pirminio kompiuterio ekrane ir plius vizualizacijos, kuris galime kaip ir prieš nusprendžiant, kokia bus modelio ar spalva, ar atspalviai, ar blizgumas, ar dar kažkas, viską tą galime padaryti kaip ir kompiuterio ekrane. Tai trumpai tiek apie patį pavyzdį, kuris yra čia projektas, būtent kaip tai yra daroma iš tikro, kad tai yra naudojama iš tikro visas paketas, nes neretai būna klausimas, kad kam tas reikalingas visas rinkinys, jeigu realiai naudojate, pavyzdžiui, inventorių arba AutoCAD. Tai ne visi tai daro, yra tikrai įmonių, kurios naudoja pilnus paketus. Na, tai tiesiog vienas iš pavyzdžių, kad tai yra daroma. Taip, dabar truputėlį sugrįšim į pačią programą, sugrįšim prie būtent modelių kūrimo automatizavimo. Tai kaip ir rodė būtent prezentacijoje, kad yra sukūrimas konfiguratorius, kuriame keičiasi pozicijos. Tai šiuo atveju parodysiu pačiame inventor modelyje, kaip yra sukurtas modelis. Tai būtent tai yra priekaba, ta pati iš prezentacijos. Ir taip pat pasinaudojant iLogic galimybėmis yra sukūriamas kaip ir konfiguratorius, kad nereikėtų visų priekabų perbraižyti. Kurti atskirų modelių, sukūriamas vienas ir po to galime tiesiog keisti parametrus. Čia šiuo atveju yra sukurta ilgis, plotis, išorinis, tada plotis kitas, tai principė galim pakeisti kažką, pavyzdžiui, 2,4, tai pakeičiam 2,8 metro, čia uždėkime, tarkim, na, truputėlį reiks palaukti, ilgai galvoja. Taip. Taip, va, atsirado. Taip, pakeičiame kitą parametrą.
pakeitimas ilgis plotis. Čia yra parodyta kita galimybė, kad galime pakeitimus daryti ne įvesties būdu, o tiesiog per tą vadinamą sliderį, tai tiesiog pastumdant. Galime kurti tokias įvairias konfiguracijas. Jeigu pasižiūrėsim toliau galimybės, pakeitimai kiti, tada, tarkim, galimybė uždėti, nuimti kažkokį elementą. Šiuo atveju pas mus yra patramėlė. Pakeičiam iš esmės, kur yra naudojamas pati priekaba, tarkim, ar tai ant kelio. Jeigu ant kelio, tai automatiškai pasikeičia padangos, pakeičiama gale atsiranda galiniai žibintai. Jeigu off-road, bekeliai, tai pasikeičia padangos, gale nereikalingi žibintai ir kiti elementai. Tai tokiu būdu galime susikūrę savo modelį, keisti jo konfiguracijas. Ir kas dar yra gerai, tai tas, kad jeigu mes sukūrėme modelio brėžinį, tai keisdami konfiguracijas automatiškai pasikeičiame ir turimo modelio brėžinį. Čia truputėlį pagalvosiu. Viena konfiguracija, gabaritai yra, grįžtame, pakeičiame į kitą konfiguraciją. Ten buvo klausimas, ar tai programa panašiai į SolidWorks, tai principe jos yra kaip ir viena kito, jeigu taip, didžiausios konkurentės turbūt, nes jos yra tarp visų esamų 3D modeliavimo programų, tai jos yra tarpusavy panašiausios. Jeigu imtumėte kitas tiek ProEngineering ar CATIA ar kitas programas, tai jos iš esmės truputėlį kitokios. Vat pačios šios dvi jos yra pačios panašiausios. Pačiu braižymo principu, pačiu aplinka, kaip viskas veikia. Tai praktiškai tas pats, tik tai kitose vietose kažkas sudėta, ar tai funkcijų pavadinimai kiti, ar tai dar kažkas. Labai didelio kažkokių skirtumų nepasakyčiau, kad yra. Taip. Grįžtame dar kartą, grįžtam į pradinius nustatymus. Done. Darom brėžinį. Jau čia keletas klausimų, matau, atsirado, tai tarkim, pirmas, koks skirtumas pagrindinis. Tai iš esmės kažkokio pagrindinio skirtumo nėra, gamintojas. Abi programos dirba su kietaisiais kūnais arba su paviršiais, modeliavimo principas tas pats, kuriamos detalės, tada detalės surenkamos. Tai iš esmės kažkokio labai jau tokio pagrindinio principo nepasakyčiau, kad yra. Tai yra grynai komerciniai dalykai, ką išsirinksi, kas tau patogiau. Kitas dalykas, su kuo tavo klientai dirba. Kitas dalykas, inžinieriai, su kuo tavo dirba. Tai iš esmės visos šitie dalykai susideda
ir atsiranda pasirinkimas, su kuria programa dirbs. Kiti tiesiog, taip, kad kokie išmoksta programą dirbti, tarkim, universitete, tai ir dirba. Arba kokia įmonė nueina dirbti, kokia programa ten yra, tokie ir dirba. Tai tiek vieną programą, tiek kitą programą galite atlikti iš esmės tos pačius veiksmus. Dėl to iLogic, tai iš esmės, gal toks skirtumas būtų, kad tas pats programavimas. Anksčiau visą laiką buvo naudojamas tas Visual Basic applicationai, tie rašomi makros. Tai atsiradus būtent iLogic'ui, tai tas vis dar veikia, bet vis labiau pradėjo populiarėti būtent naudojamas iLogic'o. Tas Visual Basic, gal jis ir turi šiek tiek daugiau galimybių, bet tiesiog tą, ką siūlo iLogic, galimybės pilnai užtenka. Dėl lūžimų, tarkim, klausimas buvo toks, kaip dažnai atsiranda programos lūžimai, tai priklauso visą laiką nuo modelių dydžių, ir nuo kompiuterio apkrovimo. Jeigu mes, tarkim, dirbame su labai sudėtingais gaminiais, kuriuos yra labai daug detalių, tai tų lūžimų gali būti, tarkim, man, jeigu dirbant visą dieną, tai gal ir būna ten 1, 2, gal 3 kartai kaip užlūsta. Bet čia tie kartai būna tada, kai jau pats užspaudi gerai programą, reiškia, duodi daug resursų, atimi iš kompiuterio tiesiog nepajėgi. Ar susijungi kelis iš karto projektus, tarkim, kelis inventor langus atsidarai, dirbi su keliais projektais iš karto. Tai čia vėlgi priklauso. Jeigu dirbsi su paprastesniais gaminiais, gali iš vis neužlūkti, arba dirbsi, jeigu su dideliu gaminiu, bet tvarkingai, kaip sakyti, nespausi labai, tai gali tų lūžimų ir nebūti. Bet aišku, reikia visą laiką išsisaugoti, nes maža kas. Tai dabar konfigūravimas šitoje vietoje. Tarkim, pats, jeigu yra tie iPart, iAssembly, tai iLogic būtent yra jau laipteliu aukščiau, yra didesnės galimybės ir taip toliau. Ar pastatų konstrukcijų? Čia dabar skaitau jūsų klausimus. Vienas iš jų yra, ar pastatų konstrukcijų modeliavimo dažnai ši programa yra naudojama. Tai iš esmės, kad būtent pačių pastatų konstrukcijų, jeigu mes jau projektuojam pastatus, tai yra kitos programos tam skirtos. Bet jeigu mes naudojam tų pastatų sukurtų modelių, po to darom detalizacijas, būtent, reikia vis tiek metalinės detalės paruošti ir taip toliau, tai jau būtent naudojant Inventor programą, kiekvieną detalę mes pasiruošiam, apsirašom ir ko puikiausiai naudojam. Kad labai naudotų būtent pastatų konstravimui, galima iš tikrųjų tą padaryti, bet pati programa yra sukurta būtent mechanizmų, taip sakyti, mechaninių produktų kūrimui, kurie reikia po to pilnos dokumentacijos iki smulkiausių detalių ir taip toliau. Tai aš šioje vietoje pasitelkčiau į pagalbą, tarkim, 2 paketus, tai būtų tas, būtent yra produktai sukurti pastatam, būtent pastatų konstrukcijom, yra būtent pastatų konstrukcijų skaičiavimo moduliai, tai jeigu pasižiūrėt, tai yra taip pat rinkiniai sukurti Autodesko, tai būtent Revito įvairūs moduliai, arba tiesiog atskiras programas. Revit Structure yra, skaičiavimai yra Autodesk Robotics berods. O pats produkto įkurti, tai būtent naudojama šis gaminys. Tai aišku, jeigu jums reikėtų, tarkim, pačio, kad ir to pastato to pagaminti, tai kas
kas yra suprojektuota. Tai būtų naudojama ši programa. Taip, judam toliau. Tai čia, kol rodau trumpą animaciją, papasakosiu kitus klausimus, kurie buvo užduoti. Tai ar yra galimybės pačiam inventoriui atidaryti didelius surinkimus? Taip, tai nuo 2014 metų versijos jau yra galimybės atidaryti didelius surinkimus. Tai mes prie to prieisim. Būtent yra per programos nustatymus pasirenkama, nuo kada bus tas gaminys didelis, vadinamas tas jau didelio surinkimo, ir kad jie atidarinėtų kaip ir palengvinti. Kitas klausimas, ar galime mes ar galime mes atidaryti SolidWorks ar kitus failus, tai tuoj parodysiu. Iš esmės galime atidaryti praktiškai bet kokį failą. Šioje vietoje parodžiau iš esmės, sukūrėme išskleistinį failą, po to jį, ką galime padaryti, tai paprastai tiesiog sukurti jo brėžinį, išrašymą ir taip toliau. Tai tarkim, jeigu mes pasižiūrim, taip. Arba galim tiesiog sukurti naują. Įkeliame savo modeliuką į brėžinio lapą ir galime labai greitai paprastai padaryti trumpą dokumentaciją. Pasirenkame vaizdą, kuris mus tenkintų. Taip. Mastelis. Įkeliame į lapą. Sukuriama specifikacija, čia jinai netelpa, daug yra. Taip, padėsim. Sukeliam duomenis ir po to, principe, galima tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu sukelti kažkokius tai duomenis. Greitai galime dokumentuoti būtent tiek tokius išskleistinius failus. Parinkom vertical. Tarpas 1. Pamažinsim mastelį. Taip, dabar dėl pačių failo atidarimo buvo klausimėlis. Jeigu mes paspaudžiam Open klavišą, ar tai čia, ar tai file Open, principai jokio skirtumo, yra file of type. Pasirinkimas tokius failus mes norėtume atidaryti. Tai jeigu pasižiūrėsime, tai su pačiu inventoriumi galime iš karto atidaryti iš esmės tiek Katijos failus, tiek ProEngineeringo, tiek SolidWorks'o, Rhino, Revito, kai kuriuos failus.
O taip pat galime atidaryti, principė, bet kuriuos plačiai naudojamus bendro formato failus, tiek stepas, atas, IJS, dažniausiai pasitaikantis failai, kuriuos naudojame, ar patį AutoCAD modelį galime atidaryti be jokių problemų, nereikia jokių transliatorių, atidaroma, viskas kuo puikiausiai veikia. Tik tai principas tas, kad jau nebelieka tos istorijos, kuri būna pakuriant pačią detalę ar surinkimą, gauname kaip tokį kietą kūną. Taip, dabar išjungsime. Dėl didelių surinkimų, būtent parodysiu, pirma pačioj programoje yra nustatymai, Application Options, Assembly, nuo 14 metų yra Express Mode Settings, būtent jeigu mes turime didelį surinkimą ir jį atidarinėjant jam praeina labai daug laiko arba užlūžta, kaip būda, tai nuo šiol galima tiesiog užduoti, kiek detalių bus atidaroma pilnai. Jeigu surinkimas viršyje tų detalių skaičių, tiesiog bus atidaromas paprastintas modelis ir tada bus lengviau daug dirbti. Tas pats galioja ir prie žiniams. Yra sukurtas įrankis, būtent vadinamas Raster View. Jeigu pasižiūrėsim, kad ir čia pat galima uždėti, kad būtų visi vaizdai raster, tarkim, ar vienas, ar visi vaizdai, make all view raster precise. Tai jeigu mes pasirengėme raster, tai iš esmės toks modelis daug resursų iš kompiuterio nenaudoja ir galime pilnai dirbti su dideliais modeliais. Parodysiu, būtent grįšim į čia ir taip. Sekundėlę, kol surasiu. Pavyzdėlis. Truputėlį palaukti, kad grafika susitvarkytų. Taip. Parodytas kažkoks didelis, reiškia, failas yra labai. Options, Express Mode. Didelis surinkimas atidaromas tikrai labai greitai. Kitas dalykas yra tas, kad atidarant didelį surinkimą, jį atidarius, bet kada galima pakeisti, ar tai bus kaip ir darbo brėžinį, ar tai bus tikslus modelis, ar tai bus tiesiog supaprastintas vaizdas greitam darbui. Tai būtent šitoj vietoj matosi, jeigu atidarysiu patį inventorių. Taip, atidaro modeliuką. Taip, Productivity. Šitoje vietoje yra Load Express. Kai būna būtent ta Express Mode, tai galima prie Size View pasidaryti. Tai tas pasirodė 14 metų versijoje ir tas tikrai padeda dirbti su programa. Taip, judam toliau. Čia trumpai noriu parodyti tokį vieną iš elementų, tai čia yra labai senas įrankis, bet tiesiog noriu parodyti dėl to, kad
labai mažai kas naudoja arba tiesiog nežino. Tai yra būtent surinkimo aplinkoje galime kaip ir iš tokį dalinai kaip ir konfiguratorių, bet labai paprasta naudoti representations yra tabas. Tai jame galime automatizuoti kai kurias vietas, tai būtent jeigu mums reikia, yra 3 vietos view, position ir detalumas. Tai kiekvienas iš jų, tai principė view, jeigu pasižiūrėt, yra, ką mes galime padaryti, tai uždėti skirtingas spalvas arba uždėti, tiesiog pakeisti matomą vaizdą. Tai mes, kai turime, pavyzdžiui, didelį surinkimą, mums yra nepatogu jį sukioti iš vieno galo į kitą arba dar kažkokią panašią situaciją. Tai mes tiesiog galime greitai pakeisti vietą, kurią mes matom ir iš karto dirbti. Taip, bet tas jau aišku naudojama yra labiau, kai būna sudėtingi gaminiai, kai būna didelės detalės. Kitas elementas galim padaryti view. Šitoje aplinkoje, tai pavyzdžiui pakeisti spalvas. Tas irgi kai kuriais atvejais gali būti naudinga. Tačiau patys įdomiausi, tarkim, iš šitoje vietoje yra įrankiai, tai yra position ir level of detail. Tai principė pozicija, tai leidžia mums keisti panašiai kaip ir su iLogic konfiguratorium kažkokias tai pozicijas. Būtent šiuo atveju padarome, kad atsidaro, užsidaro, reiškia tas mūsų vartai supaprastinti. Tai būtent pozicionavimo įrankis veikia labai paprastai, galima labai greitai pasidaryti, nereikia kažkokių super žinių. Taip pat antras elementas yra level of detail, tai čia mes turime, kaip ir sukūrėm irgi konfiguracijas, kuriuose parodomas tam tikras detalių kiekis, reiškia. Nes kitų detalių mes nenaudojame, tai jos yra užšaldomos, nenaudojamos rinkime. Tai matome cilindras, tik tai be cilindro, master, visos detalės yra. Kuo tas yra naudinga, tai tas, pavyzdžiui, man asmeniškai yra labai naudinga dokumentacijai. Jeigu mes kuriam dokumentaciją, tai mes matome visus šios 3 elementus, tiek view, tiek position, tiek level of detail, kaip galimus pasirinktinai įdėti, kuriant mūsų modelį. Tai jeigu aš dabar paimsiu, tarkim, įdedu šios vartus, taip, aš galėčiau iškart jau pasirinkti, kaip juos įdėti. Tiek atidarytus taip, arba koks vaizdas, be cilindro, tik cilindras. Labai patogu ir greita tą padaryti. Tačiau kitas man labai, tarkim, imponuojantis dalykas yra, pavyzdžiui, jeigu mes įdedam vaizdą, neretai mums reikia parodyti to gaminio pavyzdžiui, kaip jis atsidaro, jo galimybės reiškia judėjimą. Mes čia galime užduoti, tarkim, įdėjom vaizdą, yra funkcija overlay, užsidedame vaizdą ir tiesiog pasirinkame, kaip mes norime tą matyti. Ir mums punktyru rodo pozicijas. Taip lengvai galime susikonfigūruoti ir paruošti tikrai neblogą modeliuką. Taip, galime tiek užsidėti matmenis, jeigu reikia. Galimybės yra tikrai geros ir labai patogu, plus punktyrų parodo, viskas aišku. Taip, gerai, judam toliau. Truputėlį papasakosiu apie pačios programos naujoves, tai būtent keletą iš jų mes apžvelgėm, tai 2014 metų versijoje, tai kaip minėjom, tas yra didelių surinkimų galimybė juos atidaryti supaprastintai. Tai Express Mode,
vienas iš jų. Jeigu grįšime į pačios detalės aplinką, detalės aplinkoje, tarkim, kas atsirado, tai kuriant eskizą, atsirado būtent vadinamasis slot. Turime 5 skirtingus jo elementus, tai labai paprastai galime kurti šiuos modelius. Tarkime, taip, 2 taškai, galima iš karto įvesti parametrus, jeigu reikia. Ir modeliuoti. Taip, kad būtų paprasčiau apie būtent visas naujovės, kokios yra. Taip. Trumpai apžvelgsime, kas yra naujo per skaidres. Tai yra kelios vietos produktyvumui, tai modeliavimui, surinkimui, dideliem surinkimam, darbui su BIM-u. Tai trumpai pasižiūrėsim, kaip minėjau, sketch aplinkoje yra slotai įdėti. Tada čia toks tolerancijos kuriant eskizus, tai jeigu naudojat, tai yra galimybė dideliem gabaritam naudoti tolerancijas. Aš asmeniškai nenaudoju. Tie, kas naudoja, tai galit pilnai tą daryti. Toliau atsirado, reiškia, kuriant tos įvairius užapvalinimus, tai būtent ar tai būtų paviršiaus bondariai pasai, ar tai būtų filetai ar sweepai, atsirado papildomas galimybės, tai jos atrodytų taip. Pačiam bondariai pasai atsirado automatic tas edge, reiškia, automatiškai pažymė kontūrą. Toliau pagerintos fileto galimybės, tai iš esmės parodo mums čia. Yra dalykas toks, kad mes, pavyzdžiui, galime paimti ir pažymėti iškart kelis filetus. Tai aš gal pabandysiu surasti ir parodyti video. Taip. Turime modeliuką. Jame mums reikia uždėti užapvalinimus. Mes duodame, kad užapvalinti visiems galimiem. Programa paskaičiuoja. Ką mes turime dabar, kad jinai tiesiog mums uždeda filetus ten, kur jie galimi uždėti, o kuriame galimybės uždėti filetų nėra užapvalinimo, tai jo ten nededa ir neturime jokios klaidos, kas būdavo anksčiau. Taip. Toliau pagerintas būtent sweep funkcija, tai kaip anksčiau būdavo taip, kad jeigu persikerta tas mūsų kietas kūnas, tai mums iškart meta klaidą ir galimybės kaip ir neturime jį sukurti. Tai šioje versijoje vėlgi padaryti patobulinimai. Taip, jeigu pažiūrim. Matome, kad persikerta būtent mūsų modeliko kieti kūnai. Tai anksčiau
sukurti 3D modelį mes kaip ir galimybės neturėjom, iškart mesdavo klaidą. Nu, dabar kaip ir tame problemos nėra. Taip, turime modelį. Čia, kaip rodžiau prieš tai Representation tab'e, atsirado papildoma funkcija, būtent, kad galima išsaugoti kameros vaizdus. Tai čia, jeigu kas naudojate, tai pasižiūrėsite, būtent yra kai kurie nustatymai, kaip pavyzdžiui, galime parinkti, kokiu vaizdu būtų rodoma išsaugoti detalė ir kiti. Brėžinyje atsirado galimybė būtent padaryti split table. Tai ką mes galim padaryti, jeigu mūsų specifikacija netelpa į lapą, tai galime ją perskelti. Anksčiau reikėdavo, užhaidinti dalį specifikacijos, tada kelti per naują, užhaidinti kitą dalį, ir taip ir apeidavom programos šitą vietą. Dabar galimybė yra iškart padaryti split, toks palengvinimas. Taip pat atsirado darbo brėžinio aplinkoje galimybė į specifikaciją įkelti matomumą, vizualų vaizdą, kokį mes turime. Tai iš esmės tai yra parenkama medžiaga. Antras elementas yra parenkama vizualus vaizdas. Tai tą galime padaryti. Taip, toliau, grįžtam prie produktyvumo patobulinimo. Tai atsirado labai gera iš tikrųjų funkcija surinkimo, kaip anksčiau būdavo, kai darai surinkimą. Tai keliant pirmą kažkokį tai elementą, mums jį iš karto užfiksuodavo erdvėje ir mes jo negalėdavome pasukti. Iš esmės, padaryti jau negalėdavome nieko. Tai dabar, kai mes įkelinėjam pirmą elementą, mums programa leidžia jį paversti taip, kaip mums patogiau. Pavyzdžiui, pasižiūrim. Rotate X, rotate Y, dar kartą pasukam. Pasisukam tol, kol mums vaizdas yra priimtinas ir tada dešinį place and ground. Tikrai labai patogi funkcija. Geras patobulinimas. Taip. Čik. Čia apie tą patį. Toliau, jeigu kas nors dirbate su rėminėm konstrukcijom, tai patobulinimas yra tas, kad jau galime žymėti tiek konstrukcinės linijas, tiek centro linijas mūsų skeletinė modelį. Anksčiau to galimybės nebuvo. Toliau atsirado būtent kai naudojame ryšius, constraint arba papildomas įrankis būdavo assemble, tačiau jis nebuvo toks populiarus. Dabar atsirado papildomas įrankis, parodysiu aš iš karto su video, kuris būtent mums leidžia daryti tam tikrus veiksmus surinkimo aplinkoje. Tai čia gal dalį prasuksime, tai vadinasi connect. Tai iš esmės yra vietoj to, kad mes dėdavom ryšius, tai yra dabar dedamos vadinamos jungtys. Tai iš esmės skirtumas yra tas, kad jungtys tai jau yra būtent parenkama jungties tipas. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes po to tą modelį eksportuojam į
ar tai dinaminė simuliacija, ar tai stipriminė analizė, tai kaip anksčiau naudodami ryšius, iš principo būdavo funkcija, kad jinai atpažįsta mūsų ryšius, bet kartais būdavo tokių, kuriuos neatpažįsta, tai reikėdavo papildomai užduoti duomenų. Tai dabar, jeigu mes naudojam šios duomenis, tai tas veikia labai gerai. Ir kitas dalykas tai yra supaprastintas darbas, vėlgi mums modeliuojant. Žiūrim, interaktyviai būtent programa pati parenka uždėjimą. Čia biškį prasuku. Taip. Ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai nauja funkcija tikrai patogi ir ta, kad pažiūrėsim, turime sudėję ryšius ir jeigu mes kopijuojame dalį surinkimo, tiesiog copy-paste, mūsų nukopijuotas surinkimo dalis nusikopijuoja su visais prieš tai uždėtais ryšiais. Tikrai palengvina darbą. Tai būna tokių situacijų, kad reikia tiesiog dalies komponentų. Iš karto turime visus ryšius. Tikrai labai patogu. Taip. Atsirado taip pat naujas ryšys, tai tas vadinamas mirror. Tai dabar kaip aiškus padarom veidrodinį elementą ar veidrodinį surinkimo dalį, tai galime iš karto užduoti veidrodinį ryšį. Ir tada jeigu pasikeis kažkokie gabaritai, tai labai gražiai modeliukas suvaikšto. Čia kažkokie papildymai, būtent angle constraint, kažkokį kampų, jeigu reikia pasukti. Čia apie jungtis pačias jau kalbėjome, tai prasuksiu. Kaip minėjome apie didelius surinkimus, tai čia reikia tiesiog paimsim, yra pavyzdys pateiktas. Jeigu pasižiūrėsime, tai laikas tiesiog kinta akivaizdžiai. Yra, surasim. Taip. Taip, judam toliau. Jeigu kažkam yra poreikis būtent darbui su BIM programom, tai kaip minėjau Revitas, tai inventorinius modelius
supaprastintus perkelti į Revit. Tikrai yra dabar paprasta, plus čia yra panaši funkcija kaip shrink wrap, jeigu naudojate. Tik tai dabar yra plus galimybė perkelti papildomą informaciją į patį Revitą jau su tam tikrais ryšiais, kurie reikalingi Revite. Taip pat galime paslėpti visą intelektinę nuosavybę. Čia keletas pavyzdžių. Iš esmės galime iš karto persikelti su ryšiais ir su reikalingais parametrais. Arba naudoti įrankį Simplify, kuris mūsų modeliai neretai būna klausimas, kaip didelį surinkimą, reiškia, parodyti klientui, bet neatiduoti intelektinės nuosavybės. Tai anksčiau naudodama funkciją shrink wrap, dabar yra assembly simplify funkcija, kuri iš esmės veikia labai panašiai. Mes parenkam tam tikrus nustatymus ir tada pagal mūsų nustatymus, ar tai būna paslėpiama viduje esama informacija, ar tai skylės paslėpiamos, ar tai dar kažkokie elementai yra panaikinami. Čia kaip pavyzdys. Flanšas su skylėm, be skylių. Taip. Taip, į naujovės trumpai tiek. Galim pažiūrėti tokį trumpesnį filmuką. Taip. Kad ir, šitą jau žiūrėjom. Gal pažiūrim klausimų, gal atsirado pas jūs papildomų klausimų, nes jau mūsų laikas į pabaigą. Taip, čia. Daugiau klausimų, kaip matau, kaip ir nelabai yra. Ten buvo klausimas dėl video įrašo, tai reikės kreiptis iš tikrųjų aš gal parašysiu pagalba@agk.lt arba skambinti tiesiai AGK. Tai informaciją galite rasti internetiniam puslapį www.agk.lt. Tai manau, kad tą puikiai žinote. Tai bus klausimai atsakyti. O daugiau kaip ir viskas. Laiko iš tikrųjų nebeliko. Tai kaip ir reikės baigti. Jeigu kažkokį klausimą turite, tai prašom parašykite. Čia klausimas dėl to. Taip. Čia ta raise hand, kur buvo, tai pačioj pradžioj tiesiog, kad prašiau, kad, reiškia, parodyt, kad mane girdite. Tai iš esmės kaip ir duoti kažkokį ženklą. Nieko daugiau. Dėl vizualizacijų, tai darant pačiam inventoriui galima formatai AVIV, WMV, MP4. Iš esmės priklauso nuo to, kokius kodekus turi jūsų pats kompiuteris, net nuo pačios programos priklauso. Nes kiek darydavau, tarkim, tų pačių vizualizacijų, tai kiekvienam kompiuteriai skirtingis pasirinkimus. Tai čia vėlgi priklauso dar ir nuo kompiuterio. Bet šiaip tai
galite tiesiog daryti AVI, nesuspaustą, be jokio kodeko, po to naudot papildomą kažkokią programėlę ir konvertuoti. Arba kitas dalykas, prasitestuoti kelis variantus. Aš iš esmės esu radęs MP4 formatu, labai kokybišką gerą vaizdą duoda ir tikrai suspaudžia gerai failus. Taip, tai dabar kaip iš tikrųjų ir tiek. Kitus klausimus atsakysime arba parašykite elektroniniu paštu, susisieksime ir ačiū Jums už dėmesį. Iki.